Treneri, kaip vertinat šios dienos Kalvio turnyre savo komandos žaidimą? Gal šiai dienai būtų kažką sunku vertinti, nes esam pasiruošimo etape. Šiaip visą turnyrą tai vertinu labai teigiamai, komandos atžvilgiu, abiejų komandų atžvilgiu. Tai, kaip minėjau, treniruočio etape esam pasiruošimo stadijoje, kur lipdom žaidimą, kur bandom žaidėjus. Tai šiaip gan teigiamai, viskas vyksta teigiamai, viskas vyksta pagal planą. Tai komanda sulošė, laimėjo turnyrą visų pirma, gal nuo to pradėkim. Tai nebuvo mūsų svarbiausias taikinys šios dienos, sakykim, bet šiaip pamatėm daug klaidų, turėsim medžiagos, įvertinsim, padarysim analizės ir žiūrėsim, kaip galim judėti toliau. Kaip sezono pats pasiruošimas, kaip jūs vertinamėt savo komandos? Šiai dienai, pirmai, sakyčiau, pasiruošimo fazėje, tai vertinu labai teigiamai. Komanda dirba tikrai labai produktyviai, sakyčiau, gausiai. Emocija komandoje tikrai nebloga, visi dirba iš peties, iš širdies ir daug į tai dedam. Matysim, ko toliau, dar turėsim keletą draugiškų varžybų, lipdysim žaidimą ir matysim, kaip seksis. Tai sėkmės sezone.